Sveiki visi iššūkio dalyviai, sveikinamės sekančioj dienoj. Šiandieną mūsų tema žarnyno sveikata lygų viso kūno sveikata. Šiandieną vėl su mumis edukacinis mūsų partneris Dovydas, Maistas yra vaistas įkūrėjas. Sveiki, tai nieko nelaukiam ir važiuojam. Aš šitą temą pavadinau žarnyno sveikata, sisteminė sveikata. Ir ką noriu tuo papasakoti, kad daug žmonių galvoja, kad tas žmogus tiesiog pasiema šaukštą, pasiema kažkokį troškinį, kažką suvalgo, ten apkramto, kartais nesukramto, nuryja, ten kažkas susivirškina ir tada tiesiog tarsi į tualetą išeina ir tai viskas taip tiesiog super paprasta, šitas žarnynas galbūt net nėra toksai svarbus, kaip čia visi dabar jau šneka, kiti daug kas nežino, netgi gydytojai dažnai nežino. Tačiau yra visai kitaip. Žarnyno sveikata yra susijusi su viso mūsų kūno organizmo tiesiog sveikata. Kaip aš jau per šitas edukacijas norėjau dalinausi ir pasakojau, tai žarnynas yra tarsi tas esminis toksai maitintojas, centras. Jisai kalbėjome tais pirmais dviem pavyzdžiais. Įsivaizduokim, jeigu žarnyne mes, paimkim tris pavyzdžius, jeigu mes valgom maistą ir kūnui reikia medžiagų apskritai, kad visos funkcijos, tiesiog visos biocheminės reakcijos, visos funkcijos vyktų, medžiagų apykaita, hormonai ir taip toliau, nervų sistema signalus, neuronai siunčia, kad visa tai vyktų, viskam reikalinga energija, viskam reikalingos kažkokios medžiagos, kažkokie vitaminai, mineralai, kažkokie kofaktoriai ir taip toliau. Tai dalis tų medžiagų pasigamina pati kūne pagal poreikį, bet dalies jų reikia iš maisto. Vadinasi, žarnynas pasidaro labai svarbus dėl to, kad mes gautume to maisto, to maistinių medžiagų ir taip toliau. Bet jis taip pat pasidaro svarbus, nes dėka žarnyno ir bakterijų gaminasi kai kurie kofaktoriai, kurie maitina tada kitus organus ir audinius. Ir tada jau tie organai, ląstelės, jos atlieka savo funkcijas, bet joms taip pat reikia tam tikrų medžiagų, tam tikrų substratų. Ir tas procesas medžiagų suvirškinimo, skaidimo, įsisavinimo, paskirstimo, jisai didelė dalim vyksta būtent žarnyne. Kėliau paprastą nuotrauką, yra mokslinių tyrimų apie tai, tačiau kadangi kviestas esu papasakoti paprastai publikai, ne kažkokiai universiteto auditorijai, tai noriu tiesiog labai, tokia pabandyti paprasta kalba tai paaiškinti. Tai štai čia galima matyti žarnyno smegenų ašis, žarnyno skydliaukės ašis, širdies, plaučių, kepenų ašis su žarnynu, imuninės sistemos ašis, šlapimo takų, reprodukcinių organų, tai yra vyrams sėklidės, moteriams kiaušidės, žarnynų kaulų ašis, žarnyno odos ašis, žarnyno limfos ašis, žarnyno inkstų ašis. Tai dabar, ką tas žodis iš vis ašis reiškia, tai yra tarsi sąveika. Jau dabar tikrai, kad girdėjo daugiau, kad žarnynas ir smegenys bendrauja per klajoklinį nervą ir tai, kas vyksta žarnyne, veikia mūsų smegenų veiklą ir tai, kas mūsų mintis, emocijos, taip pat veikia žarnyno funkciją. Ir dažnai žmogus netgi pajaučia, kad jeigu jam kažkoks stresas, emocinis ar kažkas, virškinasi sunkiau. Bet jeigu jisai ramybėj, niekur neskuba, niekur nelikia, virškinimas žymiai geresnis. Tas pats ir su imuninė sistema. Kažkaip, kai žmonės vartoja antibiotikų, ar kažkoks yra, tarkim, stresas, kuris numuša imuninę sistemą, tada infekcija pasireiškia, kai, tarkim, kažkoks ar apsinuodimas, ar antibiotikų vartojimas, ar panašiai. Tai čia yra keletas tokių pavyzdžių, o tos ašys bendrai reiškia, pavyzdžiui, skydliaukės problemos. Moteris dažnai turi kažkokie hormonų disbalansą, skydliaukės, hipotiroidizmas, hipertiroidizmas ar panašiai. Ir arba netgi autoimuninės ligos. Tai kas tada pastebėta, kad žarnyne labai dažnai yra tas disbalansas irgi. Žarnyno pralaidumas, kažkokių žarnyno bakterijų, mikroorganizmų peraugimai, galbūt kandida grymelio peraugimas ir panašiai, kas kelia uždegiminę reakciją žarnyne, kas kelia žarnyno pralaidumą, tada tam tikros baltymų medžiagos patenka į kraujotaką ir sukelia tą autoimuninę atsaką kažkokiems tai organams. Tai gali būti skydliaukė kaip vienas iš jų, kai kuriems žmonėms taip pat per genetiškai silpniausią vietą dažniausiai kerta. Kažkam tai gali būti, tarkim, odos, tarkim, kažkokia žvynelinė ar kažkas ten dar kažkokie kiti dalykai. Kitam gali būti kaulai, gal kažkokia reumatoidinis artritas
ar kažkas tokio. Kitiems gali būti tiesiog per skirtingas tiesiog vietas gali tas poveikis būti. Na ir pats ta ašis, tai čia reiškia, kad žarnynas sąveikauja, tai kad nuo žarnyno būklės taip pat priklauso ir širdies gerovė, pavyzdžiui, nuo žarnyno būklės priklauso plaučių, kepenų gerovė ir panašiai. Tai vat. O kitas, pavyzdžiui, čia oda, tai dabar dažnas dalykas, dažnai naturopatai, funkcinės, natūralios medicinos, taip pat rytų medicinos kai kurie atstovai, visada žiūrėdami į žmogaus odą, taip pat jie mato, kas vyksta žarnyne. Nes jeigu yra labai daug spogų, kažkokių bėrimų, kažkokių išskyrų ir panašiai, tai tokiu atveju pas žmogų gali tai rodyti kažkokius žarnyne bakterijų, grybelio disbalansą, kažkokius puvimo procesus ir panašiai. Ir kas tada taip pat susijęti tai su limfa, tai su limfa yra tas, kad limfa yra ir ten riebalai įsisavinami ir panašiai, ir tam tikros medžiagos tais limfos kanalais juda, bet taip pat limfa surenka toksinus, surenka šiukšles. Ir dėka limfos taip pat šalimo tai yra. Tačiau kai žarnyne yra daug mikroorganizmų patogeninių arba kažkokių puvimo procesų, tada tokiu atveju limfinė sistema, limfos tas skystis, jis yra apkraunamas tiesiog tom šiukšliam, tais toksinais. Ir jeigu limfa neteka, jeigu žmogus ten nesimankština, nejuda, nes kraujas pumpuojasi, jis širdelės juda širdelės pagalba, bet limfa juda tik tada, kai žmogus fiziškai juda. Masažuojasi, ten pirtis, judėjimai, karšta, šalta, panašiai. Tai vat limfa juda, kai žmogus juda. Ir limfa arba jinai vienaip ar kitaip kaupia toksinės medžiagas. Bet jeigu žarnyne yra problemų, tai jinai gali tikrai labai daug sukaupti. Ir tada labai svarbu du aspektai. Tada vienas dalykas, kad judinti limfą ir gerinti limfotaką, limfos apytaką, o kitas dalykas yra, kad stimuliuoti žarnyną. Ir gerinti žarnyno sveikatą, kad apskritai mažiau šiukšlių patektų į limfinę, reiškia, sistemą pačią. Na ir visos čia išvardintos šitie organai, šitos sistemos, jos veikia kaip ašys, jos sąveikauja viena su kitum. Tai galite, tai čia pagrindinis tikslas yra, kad suvoktume, koks svarbus yra žarnynas, kokia svarbi yra, reiškia, virškinimo trakto gerovė, virškinimas, įsisavinimas, šalinimas. Esu turėjęs klientų, kas ten po vieną kartą per savaitę tuštinasi. Įsivaizduokit, kiek yra reikalų, kokia ten mikrobiota, kaip apskritai svarbu yra mikroflora, reiškia, žarnyne, kokia jinai išvešėjusi yra ir ką mes maitiname, ir kokiais maisto produktais. Tai čia beje, čia yra tai, ką aš jums patikiu per, aš nežinau, 10-15 minučių esu pakviestas. Bet tai yra kosmiškai didelė tema, apie tai praktiškai kiekvieną dieną išeina naujų mokslinių tyrimų. Tai visa šitas žarnyno sveikata, sisteminė sveikata, aš savo būtent festivalyje natūralios medicinos maistas yra vaistas. Liepos 11-13 dienom būtent vesiu paskaitą žarnyno sveikata, sisteminė sveikata, kur mes labiau jau visą 1,5 valandos nersime į žarnyno patį naujausią mokslą ir atradimus. Ir čia tik viena paskaita, bus daug daugiau paskaitų, čia susirenka Lietuvos top natūralios medicinos lektoriai, įvairūs praktikai ir galėsite suraliai gamtos pagalba, gamtos gėrybių pagalba, kaip mes galime pasižiūrėti savo kūną, savo sveikatą, savo šeimos gerovę ir taip pat susitikti su įvairiais amatininkais ir praktikais, kurie tas visas civilizacijos problemas sprendžia kažkokiais buitiniais, praktiniais sprendimais. Tai yra, pavyzdžiui, partneriai, dievų maistas, komanda bus su reiškia, probiotiniais gėrimais. Galėsite paragauti visų gėrimų, susipažinti gyvai ir pamatyti, kad tai galima visas šitas sveikas, sąmoningas, šviesias idėjas paversti kūnu, paversti gyvenimo būdu, paversti mitybą, paversti tiesiog naują elgseną ir daug paprasčiau ir netgi smagiau kartu su bendruomenė. Tai kviečiu Liepos 11-13 dienom į šitą renginį, galite Facebook'e susirasti, maistas yra vaistas puslapis, maistas yra vaistas festivalis ir galbūt tai vieta jums. Tai nuo manęs šiandien tiek, gal kažką dar turėtų man tai pridėti.
minimaliai aš dar norėčiau pasakyti, kad nesijauskit vieni, nes aš pats irgi, sakykime, kai pakeičiau tą, sakykime, savo gyvenimo kelią iš kultūrizmo į tą sveikesnę mitybą, iš pradžių labai tas toks jausmas buvo, kad tie draugai, su kuriais anksčiau bendravau, jie sakykime, liko prie to pačio, aš lygtais jau ir kitur ir tada atrodo toks, kad kaip ir vienas. Tai va, Dovydas šauniai iš principo veda savo tą veiklą, maistas yra vaistas, tikrai tų žmonių pas jį daug, pas jį patirčių daug. Ir ką aš noriu pasakyti, kad būtent apsijungia tie žmonės ir jeigu jau jaučiat, kad sakykime, ta matrica tokia, jinai nebeveikia tie seni įpročiai mitybos, kiek jie seni, jeigu jau žiūrint apie tikrus senus, tai vat Dovydas ir yra apie tai, kad grįžimas prie tų tikrų senų, sakykime, prie tos tikros senos sveikatos. Tai vat mintis ta, kad tikrai atvykit, pamatysit kiek daug žmonių, kurie jau atrado sveikatą, jau atrado sveikatos kelią per natūralumą. Tai kviečiu ir aš, ir susitiksim, ir asmeniškai galėsim pabendrauti, kažkokiom įžvalgom, gal pasidalinti ar patirtim. Tai maloniai visų kviečiam ir tada šiandieną tiek, iki malonaus, iki sekančių susitikimų.